Rimtas mokinys buvo pabėgti iš pamokų keletą kartų. Nepadaryta namų darbų, tokios štaigos. Lankiau visus chorus ir visus ansamblius, kokie tik kūrėsi šioje mokykloje. O nemėgstamiausias? Fizinis. Ar skaitai daug knygų? Taip. Kokia jūsų mėgstamiausia? Greizerio knyga Sesuo Kerė. O kai vaikas būdavo, esat ką nors įsimylėję iš klasės ar iš mokyklos? Taip. Nepasakyčiau, kad buvau išdykusi, buvau labai drausminga, bet labai norėjau visur dalyvauti. Dainavau chore, šokių būrelyje, deklamavau eilėraščius, vaidinau ir visur manęs buvo pilna, bet buvau, kažkaip klausiau mokytojų. Yra visokių mokytojų gerų, prastų, griežtų, kurie, bet aišku, jeigu gerai mokiniesi, būna jie gerai ir su manim gerai, su kitais mokytojais, jeigu neklausai nieko, aišku, pyksta ant mūsų. Kad mes būtume visi draugai, viena šeima ir skaitytumės, kad tiek vaikas, tiek tėvai, tiek mokiniai, tiek mokytojai, kad mes esame žmonės. Ir mes kaip žmonės. Geras mokytojas, tai man atrodo, kad gero mokytojo formuliai būtų geras savo dalyko žinovas, mokantis bendrauti su vaikais ir visada linksmas. Tai būtų tokia trumpa gal. Be abejo, kad bendrauju ir su daugeliu. Iš tikrųjų žinau net, kur jie mokosi, ką veikia šiandien. Yra auklėtinė, kuri dirba netgi šitoj mokyklai. Viena. Bendrauju, žinau. Ir bendrauju su tais, kurie buvo mano pirmieji. Nes gyvena ir netoli. Ir tikrai neblogai bendraujam, neblogai sutarėm. Ir visada kažkaip randam dar apie ką pakalbėti. Truputėlį sunkiau bendrauju su antraisiais auklėtiniais, nes buvo labai neilgai. O dabartiniai nežinau kaip bus. Pasakysiu trumpai, kūrybiškumo ir dar kartą kūrybiškumo. Mokytojams reikėtų palinkėti, kad kuo daugiau jie sugebėtų pritraukti mokinius ir kad juos kuo labiau mylėtų vaikai. Reikėtų tolerancijos, gebėjimo su dabartiniais vaikais, tais drąsiais vaikais, rast kalbą, manyčiau. Dar reikėtų energijos, irgi drąsos siekiant naujovių. Tų naujų metodų, kuriuos reikėtų pritaikyti dabartiniam vaikui ir vis tiek, sakyčiau, meilės vaikui. Savo mokytojams labiausiai norėčiau palinkėti, kad jos visada baigtų, ką pradėjo, kad jų svajonės išsipildytų, tapti geromis ir būti geromis mokytojomis. Noriu jom palinkėti, kad jos niekada nenusiliūsų, jeigu kas nors atsitiktų jom, kad jos visada gerai viską pratęstų ir kad visi mokiniai jos klausytų. Bet linkiu visiems mokytojams, kad kiti mokiniai jų nenervytų nieko, kad turėtų daugiau sveikatos mokyti mus visus. Labai geros mokytojų dienos, sėkmės bei kantrybės su mumis. Tikiuosi, kad jie nepyks ant mūsų už kiekvienas mūsų išdaigas.